Microsoft ką tik padarė $3 trilijonų įstatymą dėl dirbtinio intelekto įrankio, kurio beveik niekam nereikia. Jie už tai iš jūsų ima $360 per metus, tuo pačiu priverstinai įdiegdami ją į jūsų kompiuterį, o teisiniu požiūriu tai net nelaikoma būtina programinė įranga. Ji skirta tik pramogai, tuo tarpu milijonai vartotojų ieško vieno dalyko. Kaip man tai ištrinti? Štai kodėl niekas nenaudoja Copilot. 40 metų viena įmonė statė milžinišką sieną aplink jūsų profesinį gyvenimą. Jei dirbate prie stalo, gyvenate Microsoft pasaulyje. Jų strategija paprasta – sukurti daugybę programų, kurios būtų tokios būtinos, kad iš esmės pirktumėte patį orą, kuriuo biuras turi kvėpuoti. Tačiau dabar tos sienos pradeda trūkinėti. Iš 450 milijonų verslo profesionalų, kurie naudoja Microsoft 365, tik labai maža dalis sutiko mokėti už Copilot, jų naują dirbtinio intelekto asistentą. Iš įmonės būstinės gaunami skaičiai yra katastrofiški. Apie 15 milijonų žmonių užsiregistravo mokamai paslaugai – 3,3%. Tai tarsi pakviesti 100 žmonių į revoliuciją, o tik 3 ateina su ginklu. Copilot buvo pristatytas kaip nauja pasaulinės ekonomikos nervų sistema. Tai buvo didžiausia Microsoft istorijoje rizika ir jie pasirinko neteisingą statymą. Vis daugiau vartotojų į tai žiūri ne kaip į patobulinimą, o kaip į skaitmeninį parazitą, kurio jie niekada neprašė. Tai stulbinantis nesusikalbėjimas tarp to, ko nori vadovybė, ir to, ką iš tikrųjų daro darbuotojai. Šį atmetimą skatina reiškinys žinomas kaip nuovargis nuo funkcijų gausos. Dešimtmečius Microsoft vartotojai buvo pripratinti tikėtis nereikalingų funkcijų, kurių jie niekada neprašė ir kurios lėtina jų sistemas. Tačiau Copilot yra gryniausias programinis balastas. Jis ryja RAM atmintį, eikvoja pralaidumą ir nuolat reikalauja dėmesio. Copilot piktograma jūsų užduočių juostoje tapo simboliu to, kas užima vietą, bet nieko neduoda atgal. Ir tai veda prie lūžio taško – didžiojo UI maišto. Srautas į gilias įkrovos svetaines išaugo. Vartotojai ne tik vengia naujų funkcijų, jie aktyviai ieško būdų, kaip jų visiškai atsikratyti. Funkcijos, kuriams Microsoft išleido milijardus. Už $30 per mėnesį verslai tikisi, kad įrankis veiks. Jie tikisi tikslumo. Jie tikisi programos, kuri gali tvarkyti jų duomenis be išgalvojimų. Ir tai dar neblogiausia dalis. Tikroji problema yra paslėpta visiems matomoje vietoje, palaidota dokumente, kurio niekas net nesivargino perskaityti. 2025 metų spalį Microsoft teisininkų komanda pateikė stulbinančius paslaugų teikimo sąlygų pakeitimus individualiems vartotojams. Smulkių šriftų Microsoft aiškiai nurodo – Copilot skirtas tik pramogai. Naudokitės Copilot prisimdami visą riziką. Žinoma, $360 per metus kainuojantis verslo planas suteikia geresnę teisinę apsaugą, tačiau iš esmės tai tas pats variklis. Ir būtent to jie nenori garsiai pasakyti. Viskas išaiškėjo. Milijonai žmonių yra priversti naudotis įrankiu savo kompiuteriuose, kuris teisiškai laikomas žaislu. Jie iš esmės jums sako, nepatikėkite tam savo karjeros. Ir vartotojai tai girdi. Remiantis Recon Analytics duomenimis, grynasis rekomendacijų indeksas, kuris matuoja klientų pasitenkinimą, smuko. Vos per 2 mėnesius jis smuko nuo -3,5 iki pražūtingo -24,1. Verslo rodiklių pasaulyje NPS siekiantis -24 yra raudonas pavojaus signalas. Tai reiškia, kad produktas aktyviai kuria kritikų ratą, o norinčių jį atsisakyti žmonių procentas gerokai viršija tuos, kuriems jis iš tikrųjų patinka. Šio pykčio priežastis yra darbo dienos testas. Profesinėje aplinkoje bet kuris įrankis skirtas taupyti laiką turi įrodyti, kad jis jo nešvaistys. Būtent čia dirbtinis intelektas visiškai nesugeba. Kūrybininkai sako, kad jo sukurtas tekstas atrodo tuščias, robotizuotas ir jam trūksta žmogiškos komunikacijos niuansų. Jis sukuria keistai nenatūralų tekstą, kurį redaguoti užtrunka ilgiau, nei būtų užtrukę jį parašyti nuo nulio. Techninis personalas pastebi, kad siūlomas kodas dažnai būna neteisingas arba naudoja pasenusias bibliotekas, todėl jie priversti tikrinti kiekvieną eilutę. Tai yra paslėpta kaina, kurią sumokate naudodamiesi padėjėju, kuriuo iš tikrųjų negalite pasikliauti. Jei turite stebėti kiekvieną savo padėjėjo žingsnį, jūs nenaudojate autopiloto, jūs tiesiog prižiūrite mašiną. Ši toksiška santykių su Copilot viršūnė buvo pasiekta įvedus Recall funkciją. Microsoft reklamavo tai kaip fotografinę jūsų kompiuterio atmintį, skirtą kas kelias sekundės padaryti jūsų darbalaukio ekrano nuotrauką. Visuomenė tai matė kaip kur kas tamsesnį dalyką. Tai buvo dovana įsilaužėliams ir visiškas privatumo pabaiga. Saugumo tyrėjai greitai įrodė, kad šis viso jūsų skaitmeninio gyvenimo momentinis vaizdas buvo saugomas atviru tekstu. Tai reiškia, kad bet kas turintis prieigą prie jūsų kompiuterio, kad ir kokia ji būtų maža, galėjo pavogti visus jūsų slaptažodžius, visas privačias žinutes ir kiekvieną banko išrašą, kurį kada nors peržiūrėjote.
Reakcija buvo tokia audringa, kad Microsoft teko pašalinti šią funkciją ir skubiai ją perdaryti, bandant išgelbėti reputaciją. Tačiau žala jau buvo padaryta. Kai prievarta įdiegi stebėjimo įrankį 450 milijonų žmonių ir apsimeti, kad tai asistentas, nesulauksi susidomėjimo. Vartotojai pradėjo žiūrėti į savo operacinę sistemą kaip į priešą, todėl trinimo mygtukas laimi. Žmonės svarsto, ar kompiuteris dirba jiems, ar apie juos praneša. Šią programinės įrangos nesėkmė virsta pramoniniu žlugimo sūkuriu. Norėdami suprasti, kodėl Microsoft panikuoja, turite pažvelgti ne tik į kodą ir piktogramas, turite pažvelgti į fizinį pasaulį. Kas? 90 dienų Microsoft pateikia savo kapitalo išlaidų arba CapEx ataskaitą. Tai yra pinigai, kuriuos jie išleidžia fiziniams dalims, žemei, pastatams ir techniniai įrangai. Per pastarąjį ketvirtį ši suma pasiekė 37,5 milijardo dolerių. Tai yra 66% išlaidų šuolis, palyginti su praėjusiais metais. Jie degina pinigus. Microsoft išleidžia tiek pinigų, kad kasmet galėtų pastatyti 100 Burj Khalifa dangoraižių. Tačiau Microsoft nestato dangoraižių, jie kuria naują kompiuterių civilizaciją. Jie perka 100 tūkstančių vaizdo procesorių ir jie yra brangus. Kiekvienas kainuoja 30 tūkstančių dolerių. Jų sunku rasti, o jie taip pat įkaista tiek, kad gali ištirpti, jei jų neaušina milžiniški pramoniniai ventiliatoriai ir milijonai galonų vandens. Beveik bet kuriame kitame versle istorijoje jūs kuriate pasiūlą, nes paklausa jau yra. Tačiau Microsoft apvertė šią logiką. Jie stato didžiausias gamyklas žmonijos istorijoje auditorijai, kurie jau nusisuko. Mes stebime kompiuterinių miestų vaiduoklių kūrimą. Milžiniškus, brangius sandėlius, pilnus dūzgiančių mašinų, kurios tiesiog laukia vartotojų, kurie niekada nepasirodys. Tačiau Microsoft gali sau leisti tokias išlaidas. Už jų klaidas moka visas pasaulis. Duomenų centrai yra daugiausia energijos ryjantys kada nors sukurti įrenginiai. Šiaurės Virdžinijoje, duomenų centrų sostinėje pasaulyje, vietinis elektros tinklas pradeda neatlaikyti. Tinklas buvo sukurtas namams ir ligoninėms, o ne milijonams GPU, rašančių pramanytas eiles. Dėl to žmonės mato, kaip jų komunalinių paslaugų sąskaitos smarkiai išauga, nes elektros tiekimo bendrovės sunkiai spėja atnaujinti infrastruktūrą dėl dirbtinio intelekto aukso karštinės. Microsoft taip stokoja elektros, kad pasirašė sutartį dėl atominės elektrinės 3 mylių salos teritorijoje, kuri vyko didžiausia branduolinė avarija JAV istorijoje, paleidimo iš naujo. Ši viena bendrovė dabar sunaudoja daugiau elektros nei daugelis mažų valstybių. Ir dėl ko? Recon Analytics atliktas tyrimas, kuriame dalyvavo 150 tūkstančių JAV biurų darbuotojų turinčių mokamą Copilot licenciją, parodė rezultatą, kuris buvo tikras košmaras valdybai. Tik 35,8% tų žmonių iš tikrųjų reguliariai atidaro ir naudoja šį įrankį. Technologijų pasaulyje tai vadinama shelfware. Tai produktas, kurį įmonė nusiperka, padeda į skaitmeninę lentyną ir daugiau niekada jo nebenaudoja. Palyginkite tai su ChatGPT, kur daugiau nei 83,1% žmonių, mokančių už įmonės licenciją, atidaro programą kiekvieną dieną. Microsoft turi produktus. Jiems priklauso Windows, jiems priklauso Word ir Excel. Jie įdėjo Copilot mygtuką tiesiai jums po ranka. Paprasčiau jau nebūna. Ir vis dėlto niekas tam neturi laiko. Darbuotojai apeina tą mygtuką ir atsidaro atskirą naršyklės kortelę, kad naudotųsi nemokamais kitų įmonių įrankiais. Numatytoji vieta turėjo priversti žmonės juo naudotis. Vietoj to jie sukūrė tylų maištą. Užkulisiuose Microsoft būstinėje panika pasiekė lūžio tašką. Jie supranta, kad jų pačių dirbtinis intelektas gali būti nepakankamai protingas, kad laimėtų. Pastaruosius 2 metus istorija buvo paprasta. Microsoft ir OpenAI buvo lyderiai, jie turėjo išskirtinį pranašumą, bet tas laikotarpis oficialiai baigėsi. Microsoft oficialiai pradėjo integruoti Anthropic Claude į Copilot. Nors viešųjų ryšių komanda teigia, kad tai tik dėl klientų pasirinkimo, iš tikrųjų jų pačių sistemos paremtos OpenAI GPT neišlaiko svarbių tikslumo testų. Įtraukdama Claude'ą, Microsoft tikisi, kad kieno nors kito protas gali išgelbėti jų prekės ženklą. Tai tarsi Coca-Cola pripažintų, kad jų skiptasis receptas jau nebeskanus, todėl jie pradėjo maišyti šiek tiek Pepsi, kad žmonės ir toliau ją gertų. Copilot tyrėjo agente dabar GPT rengia atsakymus, o Claude tikrina tikslumą, išsamumą ir šaltinius. Microsoft teigia, kad ši Frankensteino sistema užtikrina 13,8% pagerėjimą gilaus tyrimo srityje, tačiau net ir su šiuo pataisymu pagrindinė problema išlieka. Atskiras Copilot tiesiog netiko profesionaliam darbui, šis daugiamodelinis požiūris yra akivaizdus įrodymas. Microsoft daugelį metų gyrėsi išskirtinę OpenAI prieigą kaip savo nenugalimų pranašumu.
Dabar jie tai praskiedžia su Claude Sonnet 4 ir Opus 4.1 visoje Copilot Studio ir Researcher. Jie tikisi, kad konkurentas gali išgelbėti produktą, už kurį jie ima papildomus $30. Tai tylus pripažinimas, kad, cituoju, svarbiausias produktas įmonės istorijoje nėra pakankamai geras pats savaime. Darbuotojai tai jau žino. Kai suteikiamas pasirinkimas, tik 8% pasirenka Copilot. Jie spaudžia tą mažą mėlyną ikonėlę rečiau nei bet kada anksčiau, vis dar ieškodami alternatyvų. Jie praranda karūną ir jokie modelių maišymai to nepaslėps. Revoliucija, už kurią Microsoft kasmet stato $150 milijardų atmetama su kiekvienu nusivylusiu paspaudimu. Microsoft pralaimi. 11-1 netgi tuose pačiuose biuro paketuose, kuriuos jie patys sukūrė ir parduoda. Kuo daugiau žmonės juo naudojosi, tuo mažiau jis jiems patiko. Šis naujas žaisliukas labai greitai prarado savo žavesį. Liko tik įrankis, kuris kiekvienai užduočiai pridėjo papildomų žingsnių. Štai kodėl tas 8% rodiklis Microsoft yra toks bauginantis. Tai yra žmonės, kurie turėtų mylėti technologijas. Jei net jie nusigręžia, produktas turi rimtų problemų. Kelių modelių kapituliacija yra desperatiškas bandymas tai ištaisyti, bet tai sukelia dar daugiau painiavos. Vieną dieną tavo dirbtinis intelektas kalba kaip vienas žmogus, o kitą dieną kaip kitas. Tonacija keičiasi, kokybė keičiasi, pasitikėjimas dar labiau krenta. Daugelis pradeda jausti, kad dirbtinio intelekto medaus mėnuo baigėsi. 2 metus brangiai apmokami konsultantai kiekvienam generaliniam direktoriui pasaulyje sakė, kad jie tiesiog privalo įsitraukti į šią revoliuciją, kitaip jų įmonės žlugs. Jie išleido milijonus dolerių licencijoms. Jie privertė savo darbuotojus dalyvauti nesibaigiančiuose susirinkimuose. Jie patikėjo ažiotažu, tačiau duomenys kalba patys už save. Massachusetts technologijos instituto tyrėjai neseniai baigė didžiulį tyrimą apie šiuos didžiųjų įmonių dirbtinio intelekto projektus. Jų ataskaita pavadinta Gen AI Divide atskleidžia žiaurią realybę. 95% šių įmonių dirbtinio intelekto projektų nesukūrė nė vieno papildomo dolerio pelno. Šios nesėkmės matematika paprasta. Bet koks greitis, kurį darbuotojas įgijo naudodamas dirbtinį intelektą, iškart buvo prarastas dėl laiko, kurį jis sugaišo taisydamas mašinos klaidas. Komandos rytais rašė užklausas, o popietėmis tapdavo brangiai apmokamais redaktoriais mašinai, kuri nesugebėjo pereiti elementarios kokybės patikros. Rand Corporation nustatė tą pačią tendenciją. Jų mokslininkai nustatė, kad šie įrankiai iš tikrųjų netinka jokiam realiam darbui. Tikri darbai yra sudėtingi, jie reikalauja gilaus konteksto ir visiško pasitikėjimo. Dirbtinis intelektas nesuteikia nei vieno, nei kito. Jis pateikia bendrą, vidutinį interneto turinį, kuris retai atitinka aukštos svarbos profesionalaus darbo reikalavimus. Palyginus Copilot su jo konkurentais, jo žlugimo priežastis tampa dar aiškesnė. Dauguma profesionalų dabar Copilot vertina kaip dirbtinio intelekto Internet Explorer. Jie naudoja jį tik todėl, kad jis jau yra. Dažniausiai todėl, kad jų IT skyrius jį primetė. Tačiau kai reikia tikrų rezultatų, jie visiškai palieka Microsoft ekosistemą. Claude dažnai apibūdinamas kaip labiau žmogiškas ir tikslesnis savo mąstyme. ChatGPT Enterprise siūlo tokį duomenų valdymo ir greičio lygį, kurio Microsoft priverstinė integracija negali pasiekti. Darbuotojai renkasi atsidaryti atskirą naršyklės skirtuką ir patys mokėti už savo įrankius, užuot naudoję nemokamą, kurį Microsoft įdėjo į jų užduočių juostą. Tačiau didžiausias pavojus slypi finansuose ir jis turėtų neleisti ne vienam Microsoft investuotojui ramiai miegoti naktį. Beveik pusė Microsoft debesijos ateities dabar priklauso nuo įmonės, kuri nėra Microsoft. Apie 45% likusių debesijos įsipareigojimų yra susijęs su OpenAI, todėl vienas didžiausių pasaulio technologijų gigantų tampa partneriu priklausomu nuo vieno startuolio sėkmės. Microsoft iš esmės pastatė ant kortos pusę savo turto dėl partnerio, kuris rekordiškai greitai degina pinigus. Jei OpenAI suklups, arba jei rinka supras, kad šie modeliai negali generuoti pelno, Microsoft vertė ne tik sumažės, jis smuks į dugną. Microsoft savo reputaciją, aparatinę įrangą ir debesijos ateitį susiejo su mygtuku klaviatūroje, kurį dauguma darbuotojų bando paslėpti arba ištrinti. Jie stato $3 trilijonų vertės imperiją ant pramogoms skirtos programinės įrangos pagrindo. Kiekvieną kartą, kai darbuotojas dešiniuoju pelės mygtuku paspaudžia ant to Copilot piktogramos, kad ją paslėptų nuo ekrano, jis dalyvauja didžiausiame vartotojų atmetime technologijų istorijoje. 3,3% konversijos rodiklis yra siena, kurios Microsoft negali perlipti. 95% nesėkmės rodiklis yra skylė, kurios jie negali užpildyti. Didžioji dirbtinio intelekto revoliucija turėjo būti tas momentas, kai mes žengėme į ateitį. Vietoj to, tai tapo $37 milijardų pamoka apie tai, kas nutinka, kai įmonė yra per didelė, kad klausytųsi savo vartotojų. Ventiliatoriai duomenų centruose vis dar sukasi. Serveriai vis dar ūžia, bet biurai tylūs. Vartotojai jau perėjo prie kitų sprendimų, jie susigrąžino savo kompiuterius. Ir kai pasirodo skaičiai, belieka tik stebėti, kiek dar laikysis burbulas, kol jis sprogs.
Priverstinio dirbtinio intelekto era baigėsi. O kai vartotojai pasitraukia, tikrieji padariniai prasideda už uždarų durų. Įmama abejoti sutartimis, partnerystės įtemptos, o didžiausia technologijų sąjunga staiga atrodo daug trapesnė nei anksčiau, kai viskas kilo į viršų. Tai, kas nutinka, kai įmonė finansuojanti dirbtinio intelekto bumą pradeda iš naujo svarstyti susitarimą. Sužinokite apie milžiniškas Microsoft skyrybas, kurios visam laikui nustums OpenAI ir ChatGPT į bankrotą. Arba žiūrėkite šį vaizdo įrašą.